Na, o šią akimirką maloniai kviečiame brolius seseris studijuoti Dievo žodį. Taigi sveikiname, kurie mus žiūri YouTube kanale, Biblijos radijas TV, Dievo palaimos, studijuojant Dievo žodį, taip pat čia, kurie susirinkę Maironio gatvė 26B, Kaune, kur maloniai mes visus kviečiame kiekvieną sekmadienį 11 valandą studijuoti jo žodį. Sveikiname taip pat Kretingoje, Donato, Onutę, Jonavoje, brolius seseris. Galbūt kas nors mus žiūri ir iš Maldyvų ir kitus brolius seseris. Taigi, Dievo palaimos. Ketvirtoji dalis – krikštas šventąja dvasia. Ketvirtoji dalis mūsų apie krikštą. Taigi, tas dalis paklausykite, apie ką buvo kalbama, koks skirtumas tarp Jono krikšto ir krikščioniško krikšto, kad tai yra pasišventimo ženklas ir taip toliau. Taigi, šiandien ketvirtoji dalis – krikštas šventąja dvasia ir ugnimi. Krikštas šventąja dvasia ir ugnimi. Kaip pagrindinė eilutė bus 1 Korintiečiams 12 skyrius 13. 1 Korintiečiams 12, 13 eilutė. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Ar žydai, ar graikai, ar vergai, ar laisvieji. Ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Dar kita eilutė, Mato Evangelija, 3 skyrius 11. Mato 3:11. Aš jūs krikštiju vandeniu. Jonas taip krikštytojas kalbėjo, bet tas, kuris ateina po manęs, galingesnis už mane. Aš nevertas net jo sandalų nuauti. Jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi pridūrė. Krikštys jūs šventąja dvasia. Kas? Jis. Jėzus. Krikštė šventąja dvasia. Ne žmonės kažkokie tai. Krikštė šventąja dvasia. Panašiai kaip nardiname vandenyje. Kitas kažkoks tai brolis. Bet sako, jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Ir pirmiausia, tie žodžiai buvo skirti Izraelio tautai. Pagonių tautas nėra krikštijamos ugnimi. Mes sužinosim, ką tai reiškia. Bet Izraelio tauta buvo pakrikštyta pirmiausia ir šventąja dvasia, vieni tikrieji izraelitai, o netikrieji buvo pakrikštyti ugnimi. Taigi kyla klausimas, mylimi broliai seseris, ką Jonas Krikštytojas manė, sakydamas apie Jėzų, kad jis krikštys jūs šventąja dvasia ir ugnimi. Ir dar priduria 12 eilutė, jo rankoje vėtyklė. Ir jis kruopščiai išvalys savo kluoną. Jau artėjame prie to krikšto ugnimi, sako, išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, krikštas šventąja dvasia, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi. Krikštas ugnimi. Taigi, suprantame Jono Krikštytojo žodžius, reikia žinoti, kokiems žmonėms jis juos kalbėjo pirmiausia. Paskaitykime Mato Evangeliją 3 skyrius 5-7. Mato 3, 5, 7. Tuomet Jeruzalė ir visa Judėja ir Pajordanė ėjo pas jį. Taigi matom Izraelio tautai. Pamatęs daug fariziejų ir sadukėjų einančių pas jį krikštytis, jis jam sakė, angių išperos. Kas perspėjo jūs bėgti nuo ateinančios rūstybės? Galbūt ne visi nuoširdžiai atgailavo,
Tai užrašyta Mato 3 skyrius 5-7. Pas Joną Krikštytoją ėjo visų sluoksnių arba klasių žydai. Jonas, būdamas Jėzaus ir Evangelijos skelbėjų, pranašiškai nusakė tautos nepaklusnumo pasekmes. Kitaip sakant, Dievo teismas. Ir Mato 3 skyrius 10 eilutė jau taip sako, štai kirvis jau prie medžio šaknų ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, teisingumo vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Čia pat prie tų žodžių, kad krikštis šventąja dvasia, aiškina kontekstą, kas tai yra. Krikštas šventąja dvasia. Dalis Jono Krikštytojo klausytojų, pripažinę Jėzų, tapo tikraisiais izraelitais ir buvo pakrikštyti šventąja dvasia, kada? Sekminių dieną. Jie laukė to dalyko, tie tikrieji izraelitai, ir buvo pakrikštyti šventąja dvasia sekminių dieną. Tačiau likusieji, kuriems jis kalbėjo, atmetė Jėzų. Kai jų vardinių izraelitų tautinis namas sugriuvo. Ir Evangelija pagal Matą 23 skyriui 37-39 eilutės galėtumėm perskaityti. Mato 23 skyrius nuo 30. Nuo 37, atsiprašau, iki 309. Jeruzalė, Jeruzalė, tu žudai pranašus ir užmėtai akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai, tu, Jeruzalė. Štai jūsų namai jums paliekami tušti. Ir sakau jums, nuo dabar jūs manęs nebematysite, kol tarsite palaimintas tas, kuris ateina viešpaties vardu. Aldona, gal arbatos paskolintum. Taigi, vardinių izraelitų tautinis namas sugriuvo. Jie buvo, kitaip sakant, pakrikštyti šventąja dvasia. Oi, atsiprašau, ugnimi čia. Jie buvo pakrikštyti šventąja dvasia, kadangi, kitaip sakant, tautinis namas sugriuvo. Ugnis tai Dievo bausmė, teismas, kuris ištiko tautą dėl Jėzaus atmetimo. Neraidinė ugnis, nes daug kur yra ugnis šventame rašte, reiškia arba sunaikinimą ir net krikštas, reiškia krikštas ugnimi, taip pat sunaikinimą. Ugnis taip pat gali išdeginti auksą, sako, išgrynina tuos šlakus, visas blogybės išdegina, taip pat yra simbolis. Bet, sako, Dievo rūstybės ugnis, Ezekėlio 38:19. Pavydo ugnis sunaikins juos. Sofonijo 3:8, taip pat sako, Sofonijo 3:8. Pavydo ugnis, paaiškina, kokia tai, ką reiškia ugnis, simbolis šventajame rašte. Naujajame testamente sako, oi, baisu įkliūti Dievo rankas. Tuo metu priespaudos ugnis užbaigė ir sunaikino žydų valstybingumą. 69-73 mūsų eros metai. Kaip tauta, jie buvo sunaikinti. Tas turtuolis, kuris vilkėjo, kur pažadai buvo, stalai nukrauti, reiškia eina į Hadą. Kaip tauta miršta. O palaima ateina pagonims, kurie maitinosi iš tais trupiniais.
kitos tautos. Ta mintis yra labai aiškiai išdėstoma ir patvirtinama 12 eilute to pačio skyriaus, Mato Evangelija 3 skyrius 12. Jo rankoje vėtyklė ir jis kruopščiai išvalys savo kluoną. Tai reiškia kruopščiai, kad reiškia pelų nebeliks kruopščiai. Taip apibūdinama Jėzaus veikla 3,5 metų laiku, kai jis ištvėrė, atskyrė Izraelio tautos kviečius nuo pelų. Išvėtė pelus nuo kviečių arba kviečius nuo pelų. Kviečius, tai reiškia tikrieji izraelitai, surinko į klėtį, krikščioniška bendrija, simbolinė klėtis, o pelai, kita tautos dalis, sudegino neužgesinama ugnimi, sunaikinimu, kurio negalima išvengti, ir didelė religinių ir politinių kovų ugnis, prasidėjo tos religinės įvairios politinės kovos ir sunaikino žydų tautą. Taip Jonas aiškino žydų masėms, kad juos jis krikštė vandenyje, bet Jėzus juos krikštys šventąja dvasia ir ugnimi. Dalis tautos buvo pakrikštyti viena krikšto dalimi, šventąja dvasia, o kita tautos dalis patyrė ugnies krikštą. Ir, mylimi broliai seserys, tad, kada tai suvokiame, neverta, būtų klaida melstis, kad būtų pakrikštyti ugnies krikštu. Kai kurie krikščionys to prašo, ugnies krikštų nori, kad jie būtų pakrikštyti. Jie ir jų namai. Geriau, kad nebūtų tai. Jie nesuprasdami prašo prakeikimų, bet ne palaiminimų. Būtų gerai, kad Dievas jų naudai neatsakytų į tokią maldą. Ką reiškia gimimas iš vandens ir dvasios? Čia pat patyrinėkime, ką reiškia pasakyti Jėzaus žodžiai, Jono Evangelija 3 skyrius 5, ten 6 gali būti, Jono 3, 5, 6. Iš tiesų sakau tau, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Tai taip pat yra šiek tiek susieta su krikštų šventąja dvasia. Daugelis krikščionių nori specialaus krikšto, netgi sako, nereikia to vandens krikšto, mums reikia šventosios dvasios krikšto, bet prieš tai dar pasiaiškinti galime. Sako, jei kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Ar vandens krikštas yra tas užgimimas, tas ten paminėtas vanduo? Čia anksčiau šiek tiek kalbėjom, lyg tai atrodo, kad krikštas. Bet ši švento rašto eilutė visai nemoko toje vietoje apie vandens krikštą. Sako, kad iš vandens jūs turite būti pradėti arba užgimti. Nei apie tikrą krikštą mirtyje, kaip mes sakėme, anksčiau studijavome tas dalis apie krikštą. Ši eilutė moko apie pradėjimą ir užgimimą iš dvasios. Pradėjimas ir užgimimas iš dvasios. Nuo Jėzaus laikų buvo pradėjimas iš dvasios. Čia žodis vanduo, pavartotas simbolinė prasme, tai yra tiesos simbolis. Vanduo, tiesos simbolis. Ir skaitome Biblijoje apie tai. Efeziečiams 5 skyrius 26, Efeziečiams 5, 26. Kad ją, ekleziją, pašventintų apvalydamas vandens apiplovimu su žodžiu.
Tai ne krikštas, bet vandens apiplovimas su žodžiu. Kitoje vietoje Ezekėlio 36:25, Ezekėlio 36:25, aš apšlakstysiu jūs švariu vandeniu ir jūs tapsite švarūs. Nuo jūsų netyrumo ir nuo jūsų stabų apvalysiu jūs. Kita eilutė, Jono 15:3, Evangelija pagal Joną, 15 skyrius, 3 eilutė. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Apreiškimo 21 skyrius 6, apreiškimo 21:6, trokštančiam aš duosiu dovanai gerti gyvenimo vandens iš gyvenimo vandens šaltinių. Daug kur šventame rašte apie vandenį rašoma kaip apie tiesą. Dabar nekreipsim, neprasiplėsim šioje vietoje. Pradėjimas iš šventosios dvasios, pabrėžiame pradėjimas. Daugelis krikščionių užgimimą, reiškia, aš užgimiau, užgimęs. Pradėjimas yra pradžia, o užgimimas jau yra galutinis veiksmas. Iš šventosios dvasios įvyksta per tiesą. Skaitome 1 Korintiečiams 4:15. 1 Korintiečiams 4:15. Nes jūs ir turėtumėte tūkstančius auklėtojų Kristuje, tačiau nedaug tėvų. Nes aš pasidariau jūsų tėvas Kristuje Jėzuje per Evangeliją. Apaštalas Paulius taip sako, reiškia, pradėjo per Evangeliją simboliškai. Jokūbo 1:18. Jokūbo 1:18 skaitome, savo paties valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu. Irgi galutinis rezultatas, o žodis genavo, toj pakalbėsime, turėtų būti pradėjo tiesos žodžiu. Pradėjo. Kad mes būtume tam tikri jo kūrinių pirmuonys. 1 Petro, 1 skyrius 23-25 eilutės. 1 Petro, 1:23, 25. Jūs, kurie esate atgimdyti, ne iš pragaištančios, bet iš nepragaištančios sėklos, gyvu ir pasiliekančių Dievo žodžiu. Aiškina, kokiu būdu tai atsitinka. Bet viešpaties žodis išlieka per amžius, o tai yra jums paskelbtas Evangelijos žodis. Ir dabar einame prie žodžio ten originalų kalboje. Jeigu kas turite graikų Naująjį testamentą, galite atsiversti šią vietą, Evangeliją pagal Joną, 3 skyrius. Ir ten rastumėt žodį, mes pabandysime atversti tą vietą. 3 skyrius, 5-6 eilutės. Genese, genao, jei matytumėt 5 eilutę graikiško teksto, žodis genao. Ir iš jo kyla kiti žodžiai. Verčiami taip, tas žodis verčiamas. Arba pradėtas, o kartais gimęs. Tas pats žodis gali būti išverstas arba pradėtas, arba gimęs. Nors šis žodis apima abi reikšmės, bet verčiant priklauso nuo konteksto reikšmės. Abi šios reikšmės, pradėjimas ir gimimas, yra tame žodyje. Yra. Vertėjai pagal savo supratimą galėjo taip ir taip išversti, bet pagal gramatiką negalima bet kaip versti. Kai kalbama apie užgimimą,
mintise turime pradėjimą. Kai kalbame apie pradėjimą, mes jau suprantame ir gimimą, kuris neįvyksta be pradėjimo. Ir dabar, kuomet veiksnys, kuriam taikomas šis žodis genao, jeigu jis yra vyriškos giminės, šalia eina, tai tą žodį reikia versti pradėtas. O kuomet moteriškos giminės, reiškia versti užgimęs. Ir todėl, pavyzdžiui, 1 Jono 2,29, 1 Jono 3,9, 1 Jono 2,29, 1 Jono 3,9, 4,7, 5 skyrius 1 eilutė ir 5 skyrius 18 eilutė, šiuose vietose genao turi būti verčiamas pradėtas. Pradėtas, nes veiksnys yra Dievas vyriškos giminės. Atsiverskime vieną kitą eilutę, kurias paminėjo, 1 Jono 2,29. Iš čia kyla labai daug nesklandumų ir krikščionis vien tik prasivardžiuoja, ar tu pradėtas, ar ne, tu nepradėtas, ar tu gimęs, tiksliau. Ar esi gimęs iš dvasios. 1 Jono 2,29. Sako taip. Jei žinote, kad jis teisus, tai žinote, kad kiekvienas, kuris vykdo teisumą, iš jo yra gimęs. Čia turi būti pradėtas. Iš jo yra pradėtas, iš Dievo yra pradėtas. Pradėjimas, kai mažas vaikas pradėtas, jis po to vystosi ir po to užgimsta. Su Jėzumi tas pats buvo. Buvo pradėtas šventąja dvasia kaip naujas kūrinys ir vystėsi ir prikelimo metu užgimė kaip dvasia ir vaikščiojo kur nori, per sieną, vienais kūnais, kitais kūnais pasirodė. Jau garbingame kūne, sako, padarytas dvasia skelbė. Taigi, yra pradėtas toje vietoje, atsiverčiam 3 skyrių, 1 Jono, 9 eilutę, irgi išversta, kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės. Čia turi būti pradėtas iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla, kuri pradėjo. Jis negali nuodėmiauti, nes yra gimęs pradėtas iš Dievo vėlgi. Čia išversta gimęs iš Dievo. Pradėtas iš Dievo. Dar kita eilutė. 4 skyrius 7, 1 Jono, 4,7. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs išversta. Pradėtas iš Dievo. Nes su vyrišku žodžiu eina. Ir pažįsta Dievą. Pradėtas iš Dievo. Taigi, tai ir aiškina, jeigu tu jau gimęs, tai tau nereikia to proceso charakterio ugdymo. Tu viskas jau gimęs, galutinis rezultatas. Tu dvasia. O tai dar reiškia apdovanojimas, kurį gaus krikščionis pasišventę, kurie pasišvenčia iki pat mirties, būna ištikimi, tada būna gimsta. O kartais kai kurių ugdymasis sustoja vidury. Gimsta negimęs kūdikis. Taigi dėl to tas pradėjimas yra labai svarbus, svarbi reikšmė. 5 skyrius 1 eilutė, 1 Jono 5,1. Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra pateptasis, yra pradėtas, čia išversta gimęs, pradėtas iš Dievo. Ir kiekvienas, kuris myli gimdytoją, myli ir iš jo gimusi. Taigi 5 skyrius 18 eilutė, 5,18. Mes žinome, jog kiekvienas gimęs iš Dievo turi būti pradėtas iš Dievo, nes eina žodis genao ir Dievas, vyriškos giminės, nenusideda. Kas gimęs iš Dievo saugo save ir piktasis jo nepaliečia. Tas pradėjimas, ta sėkla, kuri yra smegenyse, jinai nenuodėmiauja, jinai yra nuo Dievo. Todėl jisai nenusideda. Sako, va tas dalykas, kuris yra nuo Dievo, tas nenusideda žmoguje. Dar kitas dalykas,
šalia žodelio gali būti priesaga arba ek. Tada žodis genao turi būti verčiamas užgimęs jau. Tas pats žodis, nors neina tas vyriškas ten žodis, bet nei moteriškas yra tik tai priesaga ek, reiškia verčiamas užgimęs. Ir tai yra mūsų tyrinėjimo eilutė Jono 3 skyrius 5-6. Užgimęs iš vandens, iš kūno, iš dvasios. Taigi čia toje eilutėje žodis genao turi dvi prasmes, todėl prie žodį dvasios ten nėra pakartojimo. Ir dabar, kad būtų aiškiau, ką Jėzus norėjo pasakyti, perfrazuokime tą eilutę, Jono 3:5. Jeigu kas nebus pradėtas iš tiesos, iš Dievo žodžio, ten neina kalba tas vanduo apie krikštą, bet pradėtas iš Dievo žodžio, ir negims iš dvasios, jau negims iš tikrųjų, nes turi būti dvasinė esybė, kad įeiti į Dievo karalystę su dvasiniu kūnu, negalės įeiti į dangaus karalystę. Ir dargi sako, jis toksai, kuris jau gimęs iš dvasios, jisai vaikšto kaip vėjas. Tai reiškia dvasinė esybė, pučia kur nori, ir tu nematai jo. Taigi trumpai tiek apie šį dalyką, gimimą iš vandens ir iš dvasios, o dabar pereikime prie sekminių dienos ir pasiaiškinkim Apaštalų darbai 2 skyrius nuo 1 iki 4 eilutės pirmiausia paskaitykime, kaip ar reikia mums dar papildomai kažkokiu būdu, kad mus kažkas krikštytų šventąją dvasią. Supratome, kad vandenyje mirštame kartus, panardiname į Kristaus mirtį, bet ar dar papildomai turime būti, reiškia, krikštėjami kokiu tai būdu šventąją dvasią, ar kažkas rankas uždeda, kad gauk šventąją dvasią ir taip toliau. Skaitome Apaštalų darbai 2 skyrius nuo 1 iki 4. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Taigi vėjas kaip viesulas į namą. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Taigi, sekminių diena buvo ypatingiausia diena Evangelijos bažnyčios istorijoje. Tai yra svarbus įvykis pirminėje bažnyčioje. Ji parodė, kad mūsų išganytojas pasirodė už mus Dievo akivaizdoje, kaip mūsų didysis vyriausiasis kunigas. Kad jis perdavė tėvui savo aukos paaukotos prieš 50 dienų ant Kalvarijos nuopelnus. Perdavė nuopelnus aukos. Kad tėvas visiškai priėmė tą auką, galiausiai, kad apaštalai ir tikintieji, kurie priėmė Jėzų ir troško prisiartinti prie tėvo bei tapti Dievo sūnumis, o jie tokiais tapo, 1 Jono 1.12, sako, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Ir dabar būtent buvo pripažinti Dievo sūnumis. Kai kurie vertimai ten Dievo vaikai verčia, kai kurie Dievo sūnus, tai ten turi būti Dievo sūnus, ir buvo pripažinti tokiais. Taigi, šventoji dvasia liudijo jų priėmimą, Todėl jį vadinama įvaikinimo į Dievo šeimą dvasia. Įvaikinimo dvasia dar vadinama šventoji dvasia. Teisinga, kad toks svarbus įvykis turėjo būti aiškiai parodytas, jog jie yra priimami. Svarbu buvo ne tik tai, kad apaštalai ir tikintieji priėmė į savo širdis šventąją dvasią, čia vienas dalykas,
dieviškojo palankumo dvasią, bet ir tai, kad jie turėjo išorinį pasireiškimą, kuris ne tik jiems patiems, bet ir visiems vėlesniems tikintiesiems būtų pakankamas įrodymas, jog Dievas visiškai priima bažnyčią. Priima bažnyčią. Krikštas šventąja dvasia tos bažnyčios. Tų žmonių, kurie pradžia tos bažnyčios buvo. Kaip sūnus ir Kristaus bendra paveldėtojai. Tai buvo ženklas, kad jie yra sūnus ir bendra paveldėtojai su Kristumi. Tačiau šiame apibūdinime nėra nieko, kas kaip nors reikštų, kad šventoji dvasia yra koks tai kitas asmuo nuo tėvo, nužengė asmuo, siųstas sūnaus asmuo. Priešingai, tai, kad šventąją dvasią gavo visi, asmens negali visi gauti, bet šventąją dvasią gavo visi, savaime įrodo, jog šventoji dvasia yra ne asmuo, bet įtaka, galia, jėga Dievo. Pasireiškianti jo naujai priimtuose vaikuose ir ant jų pasirodė kaip ženklas. Tai liudija ir tas faktas, kad dėl šios įtakos įvairūs apaštalų gebėjimai, talentai buvo paskatinti, kitaip sakant, sustiprėjo, įsiplėtė, jų galios, jėga padidėjo įvairiose srityse. Apaštalas aiškina, kad būtent tada mūsų viešpats Jėzus davė žmonėms dovanų, dvasinių dovanų. Skaitome psalmę, kurią citavo Efeziečiams. Paskaitykime. 68 psalmė, 18 eilutė, 68-18. Sako taip, tu nužengiai aukštyn, tu užžengiai aukštyn, nusivedei paimtus belaisvius, ėmei dovanų iš žmonių, net iš maištaujančių, kad viešpats Dievas gyventų tarp jų. Ta pačią vietą perfrazuoja Efeziečiams 4.8, Paulius Efeziečiams 4.8, todėl sakoma, pakilęs aukštyn, nusivedė belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Didžioji jo paties gyvybės dovana jau buvo duota, sudaranti viso pasaulio atpirkimo kainą, vienas dalykas, tai jau buvo, o kadangi dalis atpirktųjų milijardų ir iš jų ta mažoji kaimenė ypatingų būdų buvo atiduota Kristui, kad taptų jo bendra paveldėtojais, bendra žygiais karalystėje. Ir šios mažos kaimenės išrinkimas jau buvo prasidėjęs, nes jie laukė sekminių palaiminimų. Atėjo laikas jų pripažinimui. Taip tėvas tada pripažino Kristaus bažnyčią, nes jo šventosios dvasios kaip įtakos ir galios suteikimas bylojo apie tikinčiųjų sutaikinimą su Dievu. Jie nebebuvo laikomi nusidėjėliais ir atstumtaisiais, ar net tarnais nebuvo laikomi, kaip izraelitai buvo laikomi tarnais, bet net netarnais. Dabar kaip sūnus jie tapo dangaus dovanos dalininkais. Mums pasakyta, kad ši šventoji dvasia, šventoji įtaka, šventoji galia, kylanti iš savo šaltinio, koks tas šaltinis? Šaltinis yra ta pradžia tėvas, dangiškasis tėvas. Šventoji dvasia kyla iš tėvo. Ir vis dėlto buvo tinkamai išlieta šlovingojo Dievo atstovo, per kurį ateina ir ateis visa Dievo palaima. Būtent Jėzaus Kristaus, tas Jėzus Kristus atstovas. Mūsų viešpats ir galva. Apaštalas Petras, kalbėdamas po šventosios dvasios įkvepiančią įtaką, paaiškino šį dalyką, kad tai buvo iš tėvo ir per sūnų. Ta dvasia buvo iš tėvo ir per sūnų. Skaitome Apaštalų darbai 2.33. Apaštalų darbai, 2 skyrius, 33 eilutė. Jis Dievo dešinės išaukštintas, jis, Jėzus,
supraskime, Jėzus gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą. Gavo iš tėvo, iš ko? Iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir išliejo tai, ką dabar matote ir girdite. Todėl šio krikšto šventoje dvasioje svarbos negalime pervertinti, suvokiant, kad jis žymi bažnyčios priėmimą ir kad be jo neturėtume viešpaties aukos priėmimo ir mūsų išteisinimo įrodymo. Tačiau griežtai reikėtų pasipriešinti, kurie šneka, ir kad tai yra paplitusi ta nuomonė, klaidinga ir visiškai nebiblijinė nuomonė, paplitusi tarp daugybės labai nuoširdžių krikščionių, galima sakyti, teigiančių, kad turėtume laukti ir trokšti dažnų krikštų šventoje dvasioje. Tai buvo pradžia, bažnyčia kaip kūnas buvo pakrikštyta šventąja dvasia. Bet jie teigia, kad reikėtų laukti dažnų krikštų šventoje dvasioje. Ar tu pakrikštytas šventąja dvasia? Ar tu gimęs? Netgi nežino, kad pradėtas, turėtų taip klausti. Ar tu pradėtas iš šventosios dvasios? Toks lūkestis ne tik nepagrįstas laukti dažnų krikštų. Jokiais Dievo žodėje nepagrįstas dalykas. Mums duotais nėra tokių pažadų, bet visiškai prieštarauja jame nustatytai dieviškai tvarkai. Reikia pažymėti, kad šventajame rašte minimi tik 3 krikštai šventąja dvasia. 3 krikštai šventąja dvasia. Ir kiekvieno iš jų ir ne vieno daugiau būtinybė yra akivaizdi. Tų 3 krikštų reikėjo. Nes šie 3 krikštai yra vieno krikšto dalys. Krikštas šventąja dvasia iš 3 krikštų susidėjo. Tai yra sudedamosios dalys to vieno krikšto. Pirma, mūsų viešpaties Jėzaus krikštas, jis buvo pakrikštytas šventąja dvasia. Pirmas krikštas. Antras krikštas. Per sekmines bažnyčios nariai pradžioje dalis Kristaus kūno buvo pakrikštyti šventąja dvasia. Kūnas reiškia yra jau pakrikštytas. Bet kūnas iš Izraelio kol kas pakrikštytas. Ir trečia, Kornelijus. Pirmo atsivertusio pagonio, priimto kaip sūnaus krikštas. Ir štai kita kūno dalis, Kristaus kūno dalis, bažnyčios dalis, iš pagonių, iš kitų tautų. Taip pat buvo pakrikštyta šventąja dvasia. Ir patyrinėkime trumpai tuos dvasios krikštus. Būtent ta tvarka. Mūsų viešpaties krikštas šventąja dvasia buvo būtinas ne tik jam pačiam, kad taptų dieviškosios galios dalininku, kaip dieviškasis veiksnys, kaip jo paveldėjimo užstatas, ta šventoji dvasia Jėzui. Jo pradėjimas į dieviškai prigimtį. Dar reikėjo regimo pasireiškimo, tai yra jo pripažinimo, kuris leistų kitiems atpažinti jį kaip Dievo pateptąjį. Iš kur žinot, kad jis Dievo pateptasis? Tas pasireiškimas buvo nusileidęs balandis ir šviesa virš jo. Ir dar balsas buvo. Štai, sūnus, klausykite jo. Tačiau nereikia manyti, kad šią dieviško palankumo apraišką visi matė. Tik Jonas Krikštytojas, kuris buvo tuo metu, vadovavo reformatoriškam darbui Izraelyje, Jonas Krikštytojas ruošė kelią Jėzui, priimti Jėzų ir buvo pripažintas pranašu, viešpaties tarnu. Matė dvasios nužengimą ant mūsų viešpaties ir liudijo apie tai. Štai jo žodžiai. Jono 1 skyrius 32-33 eilutė. Jono 1, 32-33. Jonas paliudijo, sakydamas, aš mačiau dvasią, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko ant jo. Aš jo nepažinojau,
nežinojau, kad jis yra Mesijas. Kitais žodžiais galima sakyti, aš jo nepažinau, nežinojau, kad jis Mesijas. Neįėjo į jį, bet pasiliko ant jo. Pasakyta. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane siuntė krikštyti vandeniu, man pasakė, reiškia Dievas, man pasakė, ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, bus tas, kuris krikštis šventąją dvasią. Taigi, pirmiausia, pats Jėzus turėjo būti pakrikštytas šventąją dvasią. Ir 34 eilutė, ir aš mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Jonas Krikštytojas taip liudija mums. Taigi, pats Jėzus buvo pakrikštytas šventąją dvasią ir sako, ji pasiliko ant jo. Nes daugelis krikščionių sako, ant jo tai ant jo, bet šventoji dvasia turi įeiti į mus. Taip teigia. Antra, einam toliau, bažnyčios krikštas arba Kristaus kūno krikštas. Galva gavo krikštą. Dabar bažnyčios krikštas sekminių dieną, kaip čia aiškina Jonas, turėjo įvykti Kristui krikštijant šventąją dvasią. Jau pats krikštas, Kristus turėjo krikštyti šventąją dvasią. Tai patvirtina apaštalas Petras, sakydamas, kad Kristus išliejo savo šventąją dvasią. Jis vienintelis gali taip krikštyti. Jėzus vienintelis gali krikštyti šventąją dvasią. Galėtų ir ugnimi, bet ačiū, nereikia. Taip kaip Izraelio tauta buvo ugnimi pakrikštyta. Bet čia būtent jis krikštis ir vienintelis tai daro. Jis atpirko pasaulį, visus atpirko savo brangiuoju krauju. Niekas neteina pas tėvą kitaip kaip tik per jį, nes tėvas nieko neteisia, bet visą teismą paveda sūnui. Ir sūnus, labai išaukštintas, veikia kaip tėvo atstovas, atvesdamas į tikrą bendrystę su tėvu visus, kurie per jį ateina pas tėvą. Matėme, kad šis bažnyčios krikštas šventąja dvasia buvo būtinas, kam? Kaip įrodymas ir liudijimas. Ta pačia prasme, kaip ir mūsų viešpaties Jėzaus krikštas dvasia. Jį reikėjo matyti ir paliudyti. Kristui, kaip balandis, pirmiesiems bažnyčios nariams iš Izraelio tarpo, kaip ugnies liežuviai. Stiprus vėjas, kuris pripildė tą vietą, tarsi ugnies liežuviai, kurie nusileido ant kiekvieno iš jų. Ir tikriausiai ant 11 apaštalų, nes 14 eilutė, kaip ypatingi šventosios dvasios reiškėjai, atstovai, 14 eilutė sako, tada stojo Petras su 11. 14 eilutė aiškina antros skyriaus. Taigi, tas ženklas buvo ne pati dvasia, o tik matomas ženklas. Nematomos galios ir įtakos. Ugnies liežuviai buvo ženklas nematomos galios, kuri atsirado juose, ir įtaka atsirado juose. Panašiai ir Jono matytas balandis buvo ne pati dvasia, tas balandis, bet jo sąmonėje regimas reiškinys. Balandis taikos tyrumo simbolis, puikiai atspindėjo tobulą Jahvės meilės dvasią Jėzuje, kuri jau buvo Jėzuje ant jo. O nusileidžiantis ugnies liežuviai puikiai atspindėjo apaštalų misiją, kurie veikiami šventosios dvasios turėjo tapti įvykių liudytojais. Kad tokie jie turėjo tapti, skaitome iš apaštalų darbų daugelį vietų. Antras skyrius 32 eilutė. Apaštalų darbai 2:32. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame šito liudytojai. Trečias skyrius 15 eilutė apaštalų darbų. 3:15. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai. 5 skyrius 32 eilutė, apaštalų darbai 5:32. Mes esame jo ir tų įvykių liudytojai. Taip pat ir šventoji dvasia,
kurią Dievas suteikė jam paklūstantiems. 10 skyrius 39-41 apaštalų darbų, 10-39-41. Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį nužudė, pakabindami ant medžio. Tačiau 3 dieną Dievas jį prikėlė. 3 dieną, dar kita eilutė, reiškia 3 dieną, ne iš karto nuėję, sako, padarytas dvasia nuėjęs skelbė. Tai reiškia tik po 3 dienų, kada buvo prikeltas padarytas dvasia. Sako, 3 dieną jį prikėlė Dievas ir leido jam pasirodyti. Beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto išrinktiems liudytojams. Būtent mums. O Dievo liudytojams, išrinktiems, būtent mums, sako apaštalai, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių. Prisikėlė iš numirusių, irgi jie buvo liudytojai. 13 skyrius 31, apaštalų darbų 13:31. Ir mes jums skelbiame gerąją naujieną, tėvams duotąjį pažadą. 3. To vieno krikšto šventąja dvasia dalis, kas tai yra? 3. Ypatingas dieviškos galios pasireiškimas buvo būtinas ir ne tik Izraeliui, bet ir kad kitas tautas priima. Į tą kūną, kad priima ir kitas tautas. Taigi, dėl Kornelijaus, pirmojo priimto iš pagonių. Mat iki tol pagonys buvo atstumtieji, nepriimti Dievui net kaip tarnai nepriimtini. Taigi žydų tikintiesiems negalėjo ateiti į galvą, kad pagonys gali būti priimti į aukštą Dievo sūnų stovį. Jie galvojo tik išrinktoji tauta, bet dalis jų buvo pakrikštyti, o dalis buvo pakrikštyti ugnimi. Reiškia, sunaikinami, tos šakos simboliškai išlaužiamos, kaip tauta sunaikinami, išmėtomi po kitas tautas. Nebent tam tikslui būtų buvęs suteiktas aiškus dieviškosios malonės pasireiškimas. Ar buvo Kornelijui suteiktas tas pasireiškimas? Pažiūrėsime. Kaip jau paaiškina dieviškame plane, nebuvo numatyta, kad kas nors iš pagonių turėtų būti priimtas anksčiau, nei baigsis 70 savaičių. Pirmiausia, sako, einu pas savasias, negaliu skelbti kitiems, tik trupinėliai kitiems tekdavo. Jėzus taip sakė, einu pas savasias avis, tarp Izraelio tautos, tik saviesiems. Šunyčiams negalime mesti, sako, simboliškai. Kol baigsis 70 savaičių, ypatingo palankumo žydams. Tam tikra malonė žydams buvo skirta tik tai, pirmiausia iš jų, dirbama su jais pirmiausia. Praėjus 3,5 metų po sekminių, baigėsi tas laikas. 3,5 savaitės viduryje buvo auka, 3,5 Jėzaus pasiaukojimas ir 3,5 dar malonė, dar tęsiasi po Jėzaus prikėlimo. Todėl dvasios krikštas per sekmines negalėjo parodyti, kad atsivertusieji pagonys turėjo būti bendra paveldėtojai lygiomis teisėmis. Sekminės pagonims netinka. Tik tai sekminės pradžia žydų tautos kūnui, kuris sudaro kūną iš žydų tautos. O kad bendra paveldėtojai yra lygiomis teisėmis ir pagoniai, su pagonėmis, su atsivertusiais žydais taip pat lygios teisės. Tam reikėjo ženklo. Taip pat, kad Dievas juos priima. Atsižvelgiant į gilų apaštalų, taip pat ir kitų žydų išankstinį nusistatymą prieš kitas tautas, buvo būtina, kad Kornelijaus priėmimas būtų atskleistas apaštalų protui tokiais įrodymais, kokie buvo sekminių dieną. Tačiau nereikia manyti, kad nusileidžiantis ugnies liežuviai buvo ant Kornelijaus. Kaip ir atsivertusiems iš judaizmo, jis tikriausiai gavo dalį tik tai dovanų Kornelijus, kurios sekminių dieną nusileido ant visų.
Iš kur dar žinome, kad pagonys buvo viešpaties priimti, klaustume. Jei dvasios krikštas ir sekminių palaiminimai būtų atėję tik tiems tikintiesiems, kurie buvo žemiškieji Abraomo palikuonys, tai yra žydai, per visą Evangelijos amžių galėjo kilti abejonių. Po to ta Izraelio tauta išskirstyta, tai ką ir baigėsi Kristaus kūnas, reiškia. Nebėra įrodymų. Galėjo kilti abejonių dėl viešpaties žmonių padėties, kurie pagal žemišką kilmę buvo pagonys. Neišrinktoji tauta. Tačiau šventosios dvasios krikštu, nusileidusiu ant Kornelijaus, viešpats visiškai aiškiai parodė, kad jo priėmimo Kristuje požiūriu nebėra jokio skirtumo tarp žydo, pagonio, vergo, laisvojo, vyro ir moters. Niekas nėra priimtas pats savyje savo teisume. Tik tie, kurie ateina pas tėvą per mylimąjį sūnų, yra priimti jame. Skaitykime 1 Korintiečiams, 12 skyrius 13, mūsų pagrindinė eilutė, 1 Korintiečiams, 12 skyrius 13. Nes viena dvasia, mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Ir ar žydai, ar graikai, ar vergai, ar laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Šventajame rašte užsimename tik apie šiuos 3 krikštus šventąją dvasia. 3 krikštai šventąją dvasia. Vadinasi, daugelio viešpatės žmonių prielaida, kad jie turėtų lauktis ir stengtis ir melstis dėl dar vieno ar pakartotino krikšto šventąją dvasia, yra nepagrįstas. Tokių krikštų nereikia, nes vienas krikštas sekminių dieną, papildytas Kornelijaus krikštu, atitinka visus reikalavimus. Kūnas tiek iš žydų, tiek iš pagonių buvo pakrikštytas šventąja dvasia. Šie krikštai nusileido ne tik atskiriems asmenims, kurie džiaugiasi šiuo palaiminiu, bet buvo ir parodomų būdų skirti visai bažnyčiai. Kristaus kūnui, visam Kristaus kūnui, kuris dar vėliau irgi bus išrinktas arba įeis į tą kūną žmonės. Tai, kad šis parodytas darbas bažnyčiai buvo atliktas 2 etapais, pirmiesiems žydų tikintiesiems sekminių dieną ir pirmiesiems pagonių tikintiesiems Kornelijaus namuose, tik patvirtina žodžius, kuriuos mūsų viešpats pasakė Petrui prieš nukryžiavimą. Mato 16:19. Mato 16:19. Aš tau duosiu dangaus karalystės raktus. Kiek tų raktų, kokius, tuoj sužinosime. Raktas reiškia teisę atrakinti, atidaryti. O raktai daugiskaita reiškia, kad reikėjo atidaryti ne vienerias duris simbolinės. Iš tikrųjų buvo tik 2 duris ir tik 2 raktai. Apaštalas Petras naudojosi abiem raktais, atitikdamas atidarimo žydams ir pagonims darbą. Ir žydus į bažnyčią atidarė, ir pagonims kelią į bažnyčią atidarė tas duris, kaip viešpats buvo išpranašavęs. Pirmojų raktų jis panaudojo per sekmines, kur buvo pirmasis pagrindinis pamokslininkas, kad atrakino žydams, reiškia, pristatęs naująją dvasios epochą 3000 žmonių, kurie iškart įtikėjo ir įžengė pro tas simbolinės duris. Atrakino jiems. Pirmiausia, 3000 žydų. Apaštalų darbai, 2 skyrius, 37 iki 41. Skaitome Apaštalų darbai 2, nuo 37 iki 41. Tie žodžiai vėrė jiems širdį, sako, jūs nukryžiavote Jėzų. Jie klausė Petro bei kitų apaštalų. Ką mums daryti, vyrai, broliai? Petras tarė jiems, atgailaukite. Ir kiekvienas tepasikrikštė Jėzaus Kristaus vardu. Taigi matome, kad tas Jono krikštas, bet pridėdus Jėzaus vardą, reiškia vandenyje pirmiausia turėjo pasikrikštyti. Reiškia būtinas pasikrikštės,
pasikrikštijimas vandenyje, kad būtų atleistos jūsų nuodėmės ir jūs gautute šventosios dvasios dovaną. Taigi, po vandens krikšto gaunama šventosios dvasios dovana. Juk jums skirtas pažadas, ten, kur kambarį nusileido liežuviai, buvo tik dalis, o čia dar 3000 dasidėjo. Ir gavo šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas nekrikštijo specialiai šventąją dvasią papildomai tų 3000, bet po vandens krikšto gavo šventosios dvasios dovaną. Juk jums skirtas pažadas taip pat ir jūsų vaikams ir visiems toli esantiems. Tai reiškia dar toliau ir žydų, ir po to sužinosime, kad ir iš pagonių, kurios tik pasišauks viešpats mūsų Dievas. Dar daugeliu kitų žodžių jis liudijo ir ragino juos sakydamas, gelbėkitės iš šios iškrypusios kartos, kurie mielai priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000 sielų. Kai atėjo skirtas laikas skelbti Evangeliją pagonims, viešpats savo nuožiūrę pasiunčia Petrą atlikti kitą darbą, antrą, liepdamas Kornelijui atsiųsti Petrą, o Petrui nueiti pas Kornelijų ir nešti Evangelijos žodžius jam ir jo namams. Šiuo atveju Petras panaudojo antrąjį raktą, tą simbolinį, atverdamas pagonims Evangelijos duris, kurias Dievas paliudijo stebuklingais jo šventosios dvasios pasireiškimais jau nebe izraelitams, o Kornelijui. Ir su juo buvusiems kitiems pasišventusiems pagonių, iš pagonių tikintiesiems. Teisingas vertimas krikšto šventąja dvasia yra tas, kad tai yra išliejimas, patepimas, kuris vis dėlto yra toks pilnas, apimantis kiekvieną kūno narį. Reiškia, tekėjo ant galvos ir ant kūno viso, kad pagristai gali būti vadinamas panardinimu arba krikštu. Krikštas reiškia panardinimas šventojoje dvasioje. Būtent šis patepimas, tai yra krikštas, tęsiasi bažnyčiai per besitęsiantį visą Evangelijos amžių. Jis uždengia, persmelkia, pašventina, palaimina, patepa. Nuo tada iki dabar nebereikia papildomo krikšto šventąja dvasia. Kiekviena, kuris įeina į pateptąjį kūną. Ir taip tęsis, kol bus priimtas iki galo pateptas paskutinis narys. Apaštalas Jonas taip pat kalbėdamas apie šį krikštą, vadindamas jį patepimu, rašo taip, 1 Jono 2.27. 1 Jono 2.27. Bet patepimas, kurį iš jo gavote, iš jo, ne iš brolių seserų kažkurių, bet iš jo gavote, pasilieka jumise. Ir nereikia, kad jūs kas nors mokytų, nes pats jo patepimas moko jūs visko. Ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kaip jis pamokė, pasilikime jame. Simboliškai 133 psalmė 2 eilutė, taip pat tą patį sako 133 psalmė 2 eilutė, tai yra lyg brangus aliejus ant galvos ir varvantis per Araono barzdą, ant jo drabužių, apykaklės ir taip toliau. Reiškia, ant viso kūno. Jis nesako, daugeliu patepimų esate gavę. 1 Jono 2 skyrius 27, ne, bet sako patepimas, vienaskaita, vienkartinis dalykas. Reiškia, ne patepimą esate gavę, bet tą patepimą, vieną patepimą, nes kiti būtų nereikalingi, netitiktų dieviškosios tvarkos, kurią Dievas plane numatė. Dieviškojų požiūrių visa bažnyčia pripažįstama kaip viena, kaip visuma, nes kaip kūnas yra vienas, bet turi daug narių, taip ir Kristus. Ir jūs esate Kristaus kūnas, bet atskirai esate nariai. 1 Korintiečiams skaitėme 12 skyrius, 12-27 eilutės. Kūnas yra vienas, turi daug narių, o visi vieno kūno nariai, nors jų daugybė, sudaro vieną kūną, taip ir Kristus.
Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui nariai. Remiantis šią mintimį, biblinis šio klausimo pateikimas yra toks. Nors viešpats į mus žiūri individualiai ir daugelio atžvelgių elgiasi su mumis individualiai, tačiau tėvo akivaizdoje mes stovime ne tiek kaip vienetai, bet kaip nariai, kaip sudėtiniai vieno, ir tas vienas yra Kristus, galva ir kūnas, vieno kūno nariai prieš Dievą. Todėl mums sakoma, kad po to, kai įtikėjome, kitas mūsų žingsnis turėtų būti įėjimas į Kristaus kūną, pasišventimas tarnauti Dievui, būti pakrikštytiems į jo kūną arba panardinti į jo kūną. Vandens krikštu tai parodome, kad mes įeiname į jo kūną. Ypatingai bažnyčios nariai. Taigi, tikintieji kviečiami būti pakrikštyti Kristuje, kad įžengtų jo krikštą šventąja dvasia. Nes tas kūnas yra pakrikštytas šventąja dvasia, tai kas įžengia, tampa pakrikštytų šventąja dvasia. Būtų jo valdžioje, kitaip sakant, kadangi šventoji dvasia yra, reiškia, galia, kurią turi bažnyčia. Visi norintys gauti šį palaiminimą turi jungtis su ta bažnyčia į Kristaus kūną. Kitaip, krikšto šventąja dvasia neįmanoma gauti. Jeigu neįeina į kūną, negauna šventosios dvasios. Mes visiškai neturime omenyje narystės žemiškoje bažnyčioje. Pavyzdžiui, metodistų draugijoje, presbiterionų, liuteronų draugijose, Romos katalikų draugijose. Ne, bet ir ne bet kokioje kitoje žmogiškos organizacijos draugijoje. Turime omeny narystė eklesija, graikiškas žodis, eklesija. Bažnyčia, kurių vardai užrašyti danguje, kurios narius galima tiksliai atpažinti tik pagal šventosios meilės dvasios buvimą juose. Patvirtinta įvairiais jos vaisiais, paliudyta pirmiau minėtų būdų. Kaip bažnyčios kūnas buvo, ant jo nusileido liežuviai. Pirmiesiems nariams, kurie yra tikrai susivienyje su Kristumi, taigi tikrai susivienyje su visais Kristaus kūno nariais. Nereikia melsti dabartinių ar būsimų sekminių palaiminimų, dar papildomų sekminių. Jeigu gali su džiaugsmu ir pasitikėjimu žvelgti į pirminį sekminių palaiminimą ir Kornelijaus palaiminimą, kaip atskiria dar papildomą pagonėms, kaip į tėvo per Kristų pateiktus įrodymus, kad jis priėmė visą bažnyčią, tiek iš izraelitų, tiek iš kitų tautų. Visi turėtų būti visiškai patenkinti tokia tvarka, kokia yra nuo Dievo, pagal Dievo planą. Taigi, besimeldžiantis, norintis gauti krikštą šventąją dvasią, nepastebėjo, jog apaštalai nesimeldė, kad dar ateitų sekminės, dar kartą sekminės pakartoti. Apaštalai to nedarė. Taigi, o dar yra pasakyta Joelio 2.28, bet tai kitam kartui paliksime galbūt, vėliau kada nors. Sako, po to aš išliesiu savo dvasios ant kiekvieno kūno. Tai dar bus kitas išliejimas, jau nebent bažnyčios kūno, bet ant karalystės metu ant visų žmonių. Išlieta šventoji dvasia, kaip reiškia, Evangelijos amžiaus bažnyčia gauna tą išliejimą ir visus tuos, kurie trokšta išlikusios žmonijos per ateinantį tūkstantmetinį amžių. Ant jų bus išlieta taip pat šventoji dvasia. Taigi, mūsų pagrindinė eilutė 1 Korintiečiams 12:13. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną, ar žydai, ar graikai, ar vergai, ar laisvėjai, visi buvome pagirdyti viena dvasia. Amen.